Treneri, 3 kėlinius ir 2 minutės ketvirtajame, atrodo viskas buvo neblogai. Paskui komanda, kai subirėjo, taip ir nebeatsigavo. Kas tenai nutiko tuo momentu? Aš manau, mes praleidom daug tokių lengvų taškų. Ypač ketvirtam kėliny, kur pataikė 3 taškius. Aš manau, ten ne vien to žmogaus, kuris gynasi, ir to didelio buvo klaida, kur buvo pasakyta, kad reikia išeiti, saugot. Tai yra metanti komanda. Atitrūkus, paskui, aišku, bandėm per greitai bandyti atžaisti. Aišku, rezultatas kaip tik ne tą pusę pakrypo. Treneri, turbūt ne pirmą kartą ir galbūt ne tai, kad ne pirmą, bet eilinį kartą ta taisyklė pasirima, kad Juventus visgi nesugeba žaisti atsilikinėdami. Kai tik skirtumas pasidarė varžovų naudai, kad ir porą taškelių, žaidimas taip pakriko, kad taip ir nebeatsigavo komanda. Na, kol kas šiemet taip yra, aišku. Galim sakyti, pradžioje mes irgi buvom paleidę, bet paskui atsitėsim kažkodėl tai. Ketvirtam kėlinį paleidom, sakau, labai daug lengvų metimų išmetė, aš manau taip. Lyderių nervuotumas aikštelėje nėra problema šitą komandą, nes toks jausmas, kad tie žmonės, kurie turėtų lyg ir styguoti, raminti komandą, jie vos neskandina savo emocijomis. Yra, aišku, yra, manau, problemų yra ta. Žmonės turėtų būti vis tiek išlieti emocijas ne kažkur tai, o aikštelėje ir kaip tik sunkiu momentu reikia vis tiek kartu sueiti ir bandyti išeiti iš tos duobės. Turbūt dar skaudžiau dėl to, kad fanų gimtadienio šventai nepavyko padovanoti pergalės, ar ne? Jo, iš tikrųjų, tai dvigubas skausmas. Vis dėlto mūsų fanai yra puikus ir tikrai norėsim šiandien padaryti dovaną pergalę, bet labai gaila, kad tai nepavyko. Treneri, ar tai, kad po tokios skausmingos nesėkmės savaitės pertrauka yra gerai ar blogai? Ar geriau greičiau žaisti tokias rungtynes ir pamiršti, ar geriau užsimiršti ir tada eiti kovoti? Aš manau, kad kuo greičiau žaidži, tuo greičiau pamiršti, be abejo, tas savaitė bus sunkiai, laukimo savaitė.